Hei, sveiki visi! Norėjau Jums parodyti savo video. Man viena mergaitė parašė komentarą, kad labai turiu daug apyrankių. Taigi mano apyrankių kolekcija truputėlį yra prasiplėtusi, taip pat ir daiktų iš gumyčių. Taigi šį kartą noriu padaryti dar vieną apžvalgėlę savo daiktelių, kurie yra tokioje dėžutėje. Ir jie greitai į šią dėžutę netilps ir turėsiu ieškoti didesnės dėžutės. Ir spėju, kad paskui reikės dar didesnį. Taigi, šį kartą noriu peržvelgti tokį savo darbelį. Savo darbelių kolekciją. Imsiu visus iš eilės, kai kurie dalykai gali kartotis, tik tais gali būti, kad spalva skiriasi. Taigi čia tokia, kurias rodžiau pakabukus 2 su žodžiu mama. Tada lankelis lėlytei su oranžiniu kaspiniuku. Arba gali būti LPS-ui. Oranžinė žirafa. Prikabinama ant pieštuko, tušinuko, lašelio ar kito daikto. Toliau bitutė. Toliau braškytė viena. Toliau katiniukas, vienas iš pirmųjų mano darbelių YouTube'e. Jis taip pat turi, gali užsidėti ant pieštuko, tušinuko, turi rankytės tokias. Pagamintas iš oranžinių gumyčių. Toliau arbūzas skiltelė. Toliau toks žiedukas su kaspiniuku. Galima taip pat panaudoti LPS-ui arba lėlytei. Zigzaginis žiedelis vienas toks. Peliukas iš violetinės spalvos gumyčių. Zigzaginis žiedelis antras. Sliekiukas mėlynas. Kiaušinukas. Oreo sausainiukai yra 3, dar atskrido viena bitutė. Toliau Coca-Colos buteliukai. Taip pat iš kanalo Gerdas vlogai, man atrodo, jeigu neklystu, mergaitė man parašė, kaip galėčiau parodyti nusipinti Fantą. Šiaip jeigu norėtumėt, galėčiau parodyti, bet principas yra toks pat kaip Coca-Colos buteliuko, tik tai galima spalvas pakeisti, bet jeigu norėsit, galėčiau parodyti. Toliau yra toks katiniukas. Beždžionėlė. Rožinė, beždžionėlė tokia violetinė. Kiškutis, kuris man super labai patinka. Drugelis. Vienas drugelis man iširo. Tai liko. Kol kas nepyniau daugiau. Pelėdžiukas. Dar vienas kiaušinukas.
Dar vienas žiedelis iš su kaspiniuku. Nagų lakas. Šio berods nesu padarius video. Jeigu norėtumėt, galėčiau pabandyti padaryti. Toliau kepurytė ant tušinuko galo arba ant pieštuko. Dar vienas pelėdžiukas. Širdelė ant pagaliuko. Morkytė. Dar viena širdelė ant pagaliuko. Pandutė. Dar vienas zigzaginis žiedukas. Du tušinukai. Vienas yra su širdelėm. Dar viena širdelė ant pagaliuko. Du keksiukai. Širdelė be pagaliuko. Tokia nelabai vykus. Arbūzo skiltelė. Dar vienas katiniukas, kuris galima uždėti ant pieštuko. Pandutė. O ne pandutė, koala, atsiprašau, kurią galima taip pat uždėti ant pieštuko. Ši pandutė yra ant mano YouTube'ės kanalo ne viršelio, bet veidelio. Ir ji man labai patinka. Superinė ir dar viena rožinė. Toliau yra eglutė. Dar vienas sliekiukas. Toliau mini gyvačiukas. Vienas. Mini gyvačiukas antras. Ir mini gyvačiukas trečias. Ir didelė gyvatė su didelė galva. Taip pat dar viena gyvatė su didelė galva. Ir dar viena gyvatė su didelė galva. Ir dar viena gyvatė su didelė galva. Ir raudona liežuvio. Ir tai tokie mano darbeliai susiję su gyvačiukais. Toliau yra vienas aštuonkojis. Antras aštuonkojis. Ir trečias aštuonkojis. Tokie kaip medūzos. Toliau yra rožinis peliukas ir peliukas pilkas peliukas. Man šis peliukas truputėlį primena troškinio peliuką. Jeigu žiūrėjote tokį filmą. Čia dar vienas lekutis žalias. Toliau kiškutis žalias ir kiškutis rožinis. Ir šie kiškučiai man labai mielučiai tokie, man labai patinka. Turbūt mylimiausias paskutinių darbelių, ką esu pagaminus, mylimiausias darbelis. Jis buvo daromas ilgokai, bet pakankamai mielas. Ir dar vienas oranžinis.
žalia žirafa, dar viena raudona žirafa, toliau lėlytė kaspinukas su rožiniu, bet aš pastebėjau, kad galima kaip ir žieduką nešioti, tai galit pasidaryti trumpesnę truputėlį, manyčiau taip. Toliau yra toks kiškutis ir mergaitė kiškutė. Toliau dar vienas katiniukas. Dvi braškytės. Zigzaginis žiedukas dar vienas. Du vėžliukai. Dar viena širdelė ant pagaliuko, dar viena morkytė, dar vienas lėkutis. Toliau lėlytės drabužėlis, kuris buvo tik vos nepabandymui, dabar jisai yra kitoks padarytas, šitas buvo margas. Toliau plunksnytės. Šios labai populiarios žiūriu yra, labai daug kas jų prisigaminė. Dar viena arbūzo skiltelė su ružavo arbūzu, žiedukas. Dar viena eglutė, višnytės, dar viena kepurytė. Du lankeliai lėlytei, tik šidėjau per vidurį kaspiniuko, o šis truputėlį yra ant šono. Čia Mickey Mouse lankeliai. Dar vienas kiaušinukas, telefono dėkliukas. Parašė kažkas, man atrodo, komentarą, kad kaip į jį įsidėti, kažkas tai tokio, ar skylės, kur aš paprasčiausiai įdėjau tik tai įmauti telefoną ir išimti, kada jo reikia. Ir du drambliukai. Jų principas yra panašus kaip zuikučio gamyba, bet zuikutis man buvo mielesnis negu. Aš kiekvieną savo darbelį myliu. Ir mano naujausias gaminys yra štai toksai. Ale kiškutis, ale guminukas, prikištas vata, bet truputėlį vatos buvo per mažai dėjau. Ir jeigu norite, kad jį tokį nupinčiau, parodyčiau kaip nusipinti, tai rašykit komentarus būtinai ir parodysiu kaip nupinti. Ir štai tokia mano kolekcija, mano gaminukų. Taigi, laikinkit, subscribinkit, komentuokit, laukit kitų video ir šį kartą sakau iki.